Sveiki, aš esu Akslapas ir šiandien bus filmukas Wow žinios. Šios žinios bus apie orus ir tos orus ves mano draugas Rudis. Gerą žiemą. O vėjas pagaliau apsiramino. Bet orai, pasak sinoptikų, netrukus vėl turėtų pasikeisti. Dabar piečiau Lietuvos įsitaisiusi aukšto atmosferos slėgio sritis, kuri lemia sausus orus, nes nuo jos šiaurinių platumų link per visą Baltijos regioną driekiasi anticiklono gubrys. Bet rytoj Lietuvoje atmosferos slėgis kris. Tai lems, kad dieną iš vakarų artės naujas atmosferos frontas ir jis į kai kurias vietovės atneš trumpų kritulių. Daugiausiai tai bus lietus. Bet sugrįžkime prie nakties žemėlapio. Tamsiuoju paros metu dar išliks sausa. Dar įtaką orams darys aukštesnis slėgis. Naktį temperatūra pabuvos abiejose nulio pusėse ir pasiskirstis nuo 3 laipsnių šilumos iki 2 šalčio. Pajūrio ruože, kaip jau įprasta, bus šilčiausia 4-5 laipsniai. Neigiama temperatūra šalies pietuose, vidurio Lietuvoje, taip pat rytų pusėje sudarys puikias sąlygas plikledžiui atsirasti. Būkite atsargus keliuose. Dieną šiluma dar sugrįš ir rimtesnės žiemos nepajusime. Temperatūra svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Vėjas pūs iš pietų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę stiprumu. Dzūkijoje, Alytuje, Varėnoje, Druskininkuose panašiai kaip šiandien daugiausia bus debesuota su pragiedruliais, sausa ir su 3-5 laipsniais šilumos. Vakaruose vaizdelis skirsis kardinaliai. Prie jūros, kur pirmiausiai pasirodys naujo ciklono genami debesys, palis ir krituliai čia rodysis dažnai. Drėgmę paįvairinti turėtų šiluma, kuri bus didžiausia lyginant su kitais regionais, ir tai bus 8 laipsniai Klaipėdoje, Palangoje, Kuršių nerijoje. Telšiuose, Tauragėje lietų keis prašviesėjimai, bet ir čia temperatūra nieko bendro su žiema neturės. Aukštaitijoje irgi rodysis nevienodo intensyvumo krituliai. Šiauliuose, Panevėžyje taip pat laukiama šilumos nuo 3 iki 6 laipsnių. Vidurio Lietuvoje trečiadienis daugiausia debesuotas, kritulių zona slenkanti iš vakarų gali šią Lietuvos dalį aplenkti smarkiau. Greičiausiai kritulių išvengti pavyks ir rytų Lietuvoje, nuo Vilniaus iki Utenos. Šilumos čia mažiausiai nuo laipsnio iki 4, bet užtat prašviesėjimų debesuotame danguje bus daugiau. Ketvirtadienio naktį frontiniai debesys toliau judės rytų kryptimi. Palikdami Lietuvos teritoriją vietomis dar pažers trumpų kritulių. Temperatūra nukris iki 0,5 laipsnių šilumos, sustiprės pietvakarių vakarų vėjas, kai kur jo gūsiai vėl sieks 15-17 metrų per sekundę. Taigi eglėms teks vėl laikytis tvirčiau. Dienos temperatūra nuo nakties skirsis nedaug, bus 2-7 laipsniai šilumos. Tiek apie orus dabar, daugiau informacijos žiniose 18:30.